Labą dieną, su jumis Lolita Verdi, esu astrologė ir psichologė ir šiandien noriu pakalbėti apie masažą, ne tik kaip apie fizinę procedūrą kūnui, bet ir kaip apie gilesnį procesą, apie prisilietimą, atsipalaidavimą, pasitikėjimą, įtampą, nervų sistemą ir mūsų gebėjimą girdėti savo kūną. Ir tam aš pakviečiau Jurgitą Važgauskienę. Man vis labiau norisi su jumis dalintis žmonėmis, kuriuos pati laikau stipriais specialistais savo srityje. Ir man tai nėra tik kažkokios asmeninės simpatijos ar malonus bendravimas. Aš visada renkuosi specialistą ir pagal horoskopą. Ir kaip astrologė aš natūraliai matau žmogaus horoskopą, jo prigimtiminės savybės, talentus, vidinį potencialą ir visada einu pas tuos žmonės, kurie tikrai eina savo keliu. Ir Jurgita man yra vienas iš tokių žmonių, jinai specialistė, kuri turi labai daug patirties. Ir jos profesinis kelias susijungia ir su jos asmeninėmis savybėmis, todėl noriu ją pristatyti. Jurgita Važgauskienė, kineziterapeutė, masažuotoja ir Jurgita masažo srityje jau 22 metai ir taip pat energopraktikė. Jurgita, sveiki. Labadiena, dėkoju už tokį pristatymą. Malonu dalyvauti tavo interviu ir ačiū, kad pakvietei mane. Tikrai bus įdomu pasidalinti savo žiniom ir šiaip pakalbėti labai tokiam šiltoj atmosferai, kurią tu moki sukurti. Ačiū, Jurgita. Ir šiandien aš galvoju, kaip interviu surišti su astrologija, būtent masažo tema surišti su astrologija ir aš žinau, kad tu turi net ir ten savo tam tikros įdomios patirties, bet klausimus aš šiandien suskirčiau į 4 blokus ir pabandžiau tuos klausimus susijęti su planetomis. Ir per Mėnulio, Merkurijaus, Marso ir Saturno energijas uždavinėsiu šiandien tau klausimus. Ar tinka toks variantas? Tinka ir tikiuosi, aš į juos turėsiu atsakymus. Tikrai turėsi. Taigi, pradėsime nuo bloko, kurį pavadinau Mėnulis. Astrologijoje Mėnulis yra susijęs su mūsų emocinė būsena, vidiniu saugumo jausmu, gebėjimu nusiraminti, atsipalaiduoti, priimti rūpestį ir duoti. Taigi per Mėnulį horoskopę mes galim matyti per padėtį, per jo būseną horoskopę, kiek žmogus lengvai pasitikė, kiek jis gali būti tokiame atvirame, jautriame kontakte, kiek jis leidžia savo tiesiog būti, kiek ramus jo protas. Todėl pirmiausia ir norėsiu tave pakalbinti apie prisilietimą, saugumą, kodėl apskritai žmogui fiziškai reikia prisilietimo, kaip tu jauti ir ką pamatėjai iš savo praktikos. Na, pradėkime nuo to, kad mes turim pojūčius 5. Tai mes pasaulį pažįstam per skonį, per klausą, per regą, per prisilietimą ir per ką dar? Taip. Dabar tu Skonis, mane čia jo, išmušė iš vėžių. Per skonis. regėjimą, per klausą, per skonį, per uoslę ir per prisilietimą. Va, per uoslę, pamiršau dar uoslė. Taip. Kada mes esam iščiose, mes iš tikrųjų aplinką jau girdim. Kažkiek galim ir jausti skonio receptoriais mamos kažkokius skysčius. Nu, žodžiu, mes formuojam truputėlį pojūčius jau iščiose. Bet kada mes gimstam, ką mes pajaučiam, tai iš karto taktilinį prisilietimą prie mūsų. Ir tai yra tiesiog tas prisilietimas po to patampa kaip bazinis poreikis žmogaus, dėl to, kad jisai pažinojo pasaulį iš karto per prisilietimą. Už tai kūnas per tą lietimą supranta, ar jisai saugus, ar jisai yra priimtas, ar gali atsipalaiduoti. Ir
be saugaus prisilietimo iš tikrųjų nervų sistema ilgai pradeda gyventi labai tokioj dideliai įtampoj. Ir tas toksai gaunasi, kaip žmogus užsideda šarvą, saugosi nuo visko. Tai kad tai yra tiesiog mūsų bazinis poreikis. Aš teisingai suprantu, kad kūnas į saugų ir ramų prisilietimą jis reaguoja per atsipalaidavimą, taip? Tikrai taip. Ir kada jisai jaučia, kad ateina, pavyzdžiui, kaip ir ateina į masažą pas mane, žmogus visas būna įsitempęs, jisai jaučiasi galbūt apskritai pasaulyje nesaugus. Nebūtinai pas mane kabinete ir nepasitikė manim, bet pas jį jau yra susiformavęs viduj nesaugumo pojūtis, nes jisai visur jaučia gyvenime grėsmę, jis nemoka atsipalaiduoti. Todėl jisai, atėjęs į tą procedūrą, jisai turi truputuką leisti prisiliesti ir pasijausti saugiam. Ir tada jau kūnas lyg prisimena tą saugumo pojūtį ir po truputėlį, tai būnant dažnai ir ne per pirmą masažą, pasiekiam tą gilesnį atsipalaidavimo būseną. Tai po masažo, kur buvo tas saugus prisilietimas, žmogus gali jaustis ramesnis, kaip supratau, stresą tai turėtų mažinti, taip ir nerimą. Taip, visų pirma, jeigu jau eiti, kad atsipalaiduoti į masažo procedūrą, tai žmogus turi visų pirma išsirinkti savo žmogų kaip terapeutą, kur jisai jaus, jog gali būti su juo saugus, kur jau yra, pamatai žmogų ir matai, kad čia aš būsiu priimtas, čia galiu atsipalaiduoti ir tada kūnas procese, pačiam masaže, jisai lengviau priima tą prisilietimą ir įeina į tą gilaus atsipalaidavimo būseną. Supratau. O yra žmonių, kurie labai sunkiai priima prisilietimą ir tu jauti, kad buvo tas kontaktas, tu padarėjai viską, ką galėjai, kad tavo prisilietimas būtų švelnus, toksai ramus, saugus, bet žmogui nepavyksta. Tikrai taip. Dėl to, kad kada žmogus jau yra įpratęs būti gynyboje, įpratęs būti strese, pas jį organizme, kaip žinom, kai žmogus stresuoja, gaminasi streso hormonas, o dievai. Taip, streso hormonas. Kortizolis. Ir jam tai yra įprasta būsena būti įsitempus. Ir dažnai būna, kad žmogus atsigulęs ant stalo, lygtais jisai yra jau kaip ir procedūroje, jisai turi būti čia ir dabar, o aš kaip energopraktikė jaučiu, kad jisai dar sėdi kažkur tais pas save darbe, kažkokia mytė, kažkur bėga, su kažkuo kovoja, su kažkuo barasi, kažkam valgy dar, galvoja, ką darys vakarienė ir taip toliau. Pastovus mąstymas ir procesas to mentalo, jisai neduoda atsipalaidavimo kūnui. Todėl yra labai svarbu, kad aš jau tą pajaučiu, kad žmogus nėra čia ir dabar ant stalo, nors jisai guli pas mane kabinete, aš visuomet stabdau, sakau, kur jūs dabar esat? Bandom atsipalaiduoti. Jis sako, bet aš negaliu, aš turiu mąstyti. Tada aš kitų imuosi priemonių, pradedu šiek tiek nuo kvėpavimo. Sakau, įkvepiam giliai, iškvepiam, kartoju galbūt ir 10, ir 15 kartų, nesvarbu, tam, kad jisai truputėlį grąžintų save į čia, į kūną ir jaustų, kur jisai atėjo. Ir leistų man ir savo kūnui pajausti tą procesą, dėl ko mes ir susitikom ant masažo stalo. Man kilo tokia mintis, aš pati, kai apmoku žmonės rakto metodą, kuris labai greitai padeda mažinti stresą, dažnai būna, jeigu žmogus buvo labai stipriai įsitempęs ir jam pavyko atsipalaiduoti per užsiėmimą, tai jis jaučia tokį wow efektą, nes ta įtampa būsenos
natūraliai jo įtampos būsena labai stipri ir čia atsipalaidavimas ir tas skirtumas tarp natūralios būsenos ir kuri patirta labai didelis, bet po to, kai jis praktikuoja, kai jis mokosi atsipalaiduoti, tas skirtumas natūralios būsenos, nu, įtampa mažėja, taip, ir ta natūrali būsena jau tampa tokia daug lengvesnė. Ir žmogui atrodo, kad jau nebeveikia. Nu, šitas metodas nebeveikia, nes nėra tokio wow efekto. Ar su tokiais pasireiškimais teko tau susidurti, kad jeigu žmogus ėjo pas tave dideliai įtampoj, po to jūs darote masažus, nu, kažkokią seriją ir jis sako, nu, kažkaip jau dabar netaip jaučiuosi po masažo, kad nejaučiu tokio atsipalaidavimo didelio. Ne, atvirkščiai kažkaip jiems patinka tas pojūtis atsipalaidavimo ir jie tada pajaučia svarbą Mm. proceso pačio ir jie susistato savo grafiką pagal taip, kaip jie jaučia. Ir, pavyzdžiui, vieni ateina kartą į 3 savaitės, kiti ten kartą į mėnesį, kad palaikyti vat tai būsenai. Nes, nu, vis dėlto turi būti ne tik kūno higiena per prausimąsi, bet ir per vat tą masažą, per kažkokias psichologinės praktikas ar vat per praktikas, vat, kurios būtent ir veda į tą atsipalaidavimą, nes tai yra tikrai svarbu, kad gyventum patį geriausią gyvenimą. Taip. O būna taip, kad kai kuriems žmonėms atsipalaidavimas kelia net diskomfortą ir jie liktai tu jauti, kad eina, kūnas atsipalaiduoja, bet žmogus dėl to dar daugiau įsitempia. Jo, būna. Ir būdavo taip, kad tiesiog aš labai smarkiai nesigilindavau, kodėl taip, o po to atėjo periodas, kai tiesiog supratau, kad, nu, tiesiog įdomu pasižiūrėti, kas už to slepiasi. Ir dažnai tai po to aš pastebėjau, kad tai vis dėlto yra nenoras prarasti savo gynybinės pozicijos, dėl to, kad kada tu atsipalaiduoji, kada tu jautiesi gerai, iš kūno gali pradėti lysti kažkokios užgniaužtos emocijos, tas pats stresas, kur ten, pavyzdžiui, tu esi ten neišverkęs, neišriekęs, neiškalbėjęs, neišpykęs to viso savo, dėl ko tu esi strese ir susikaustime. Ir kada žmogus jau leidžia savo atsipalaiduoti, tu esi pažeidžiamas. Ir netgi masažo metu būna, kad žmogus ir pradeda verkti, ir kartais būna ir rėkia, ir išsikalba pačius tokius sakraliausius dalykus, bet vėlgi tu turi suprasti, kad tu esi tokioj nesaugioj būsenoj, dėl savęs nesaugioj, nes tu esi pažeidžiamas. Ir va daugelis žmonių nori dėtis kaukės, būti tvirti tam, kad nieks nematytų ir galbūt tu pats nematytum, kas pas tave viduje dedasi. Mhm. Nes kartais tai skauda. Taip. Daug kas eina į dvasinės praktikas, jeigu vat, nuo masažo pereiti prie dvasinės praktikos, irgi su mintim, kad aš darysiu dabar, praktikuosiu ir mano gyvenimas pagerės. Bet iš tikrųjų dažnai labai, ir tai yra normalus procesas, kad būna atvirkščiai, nes kai žmogus pradeda turėti daugiau resursų dėka tų praktikų, jo psichika tiesiog pradeda duoti jam tai, kas buvo užgniaužta, kas buvo užspausta, kad su tuo, kad tai suvirškinti, kad tai harmonizuoti, kad tai transformuoti. O žmogus sako, na va, pradėjau ten jogą užsiiminėti, taip į masažus eiti ir viskas sugriuvo gyvenime, o aš taip tai laikiau. Bet iš tikrųjų tai yra labai geras procesas, bet žmonės to nesupranta, nes nėra žinių. Visos problemos gyvenime, nes trūksta žinių. O jeigu į tai eiti, taip tuo nebijoti, tai tada bus patys giliausi procesai, kaip ir su mūsų. Baisu žmogui prarasti kontrolę. Dėl to, kad kontrolė, jinai atrodo, kad mes visą laiką pasitiesim šiaudų savo ir bus minkščiau krist. Bet iš tikrųjų mes tik keliam savo įtampą su tą kontrolę. O gyvenime reikia kartais tiesiog pasitikėti. Bet ne kartais, nes realiai mes tos kontrolės visiškai neturim. Kaip mano mokytojas Rami Blektas sakė, prisiminkite bent 3 dienas, kur jums viskas sekėsi, viskas buvo kaip jūs norite, nuo ryto iki kito ryto. Nebūna taip, bet mes kažkaip mėgstam gyventi iliuzijoje, kad mes kažką kontroliuojam.
O dar Taip. aš mėgstu tokią metaforą, kad atrasti video YouTube apie visatą ir mūsų visata nėra vienintelė ir žiūrėti ir iš tikrųjų išjausti ir suvokti mastus, taip, kokie yra mastai ir savo su humoro jausmu sakyti, kad aš visą tai bandau kontroliuoti ir kada tu pamatai visą tai ir po to pažiūrėjai į save, kad aš kažką čia bandau kontroliuoti, tai Jo, bet mhm. taip. Kartais žmonės antiek kontroliuoja gyvenimą, kad netgi atsigulę pas mane ant masažo stalo kontroliuoja mane. Ir tai būna taip juokinga, galvoju, ant kiek žmogui yra sunku gyventi, jisai visur kontroliuoja, visur ir visus. Ir su tokiu kartais būna nepasitikėjimu, kad, nusakau, jūs atėjot pas mane į masažą, pasitikėkit, viskas bus gerai, nieko neatsitiks baisaus, tiesiog pasitikėkit. Bet sakau, čia būna ne per pirmą procedūrą, būna tokių, kad reikia ir kelių, ir trejetos. Bet tai normalu. Taip, tai normalu, tai tavo masažai tai yra ir pasitikėjimo praktika kai kam. Tikrai taip. Žiūrint, kokios yra problemos, dėl to, kad aš ne vien glostau ir ne vien per švelnes metodikas taikau atsipalaidavimą kūnui. Nes kartais, kai ateina žmogus jau su įsisenėjusiais stresais, įsisenėjusiom įtampom, reikia truputėlį grubesnių metodų, kad išlaisvinti iš kūno skausmą. Taip, aš tai patyriau. Labai rekomenduoju. Tikrai, tikrai stiprus atsipalaidavimas. Aš tada, Keista, ne? Skausmas sukelia atsipalaidavimą. Skausmas sukelia atsipalaidavimą. Per skausmą gydom skausmu. Skausmą gydom skausmu. bet iš tikrųjų taip ir yra organizme, taip, kad tas Mhm. visi procesai vyksta per tai, kad jie iš pradžių sustiprėja. Tikrai taip. Gerai, tada mes pereisim dabar prie kito bloko, kurį aš pavadinau Merkurijaus energija. Ir Merkurijos astrologija susijęs kaip tik su rankomis, su oda, na, su prisilietimu, su nervų sistema ir su kontaktu, su komunikacijom, su bendravimu. Ir Merkurijus apskritai atsako už masažus, nes masažai vyksta rankomis. Ir čia man įdomu paklausti, kas iš tikrųjų vyksta masažo metu. Kas vyksta kūne, kai žmogus pradeda atsipalaiduoti, mes apie tai pakalbėjom. O va tas atsipalaidavimas, kaip jis pasireiškia per kūną, kaip tu jauti, žmogus gali užmigti, kai tu per tokią pasidalinai, kai jis verkia, kažką papasakoja, o būna tas atsipalaidavimas toksai, kad nežinau, po to negali žmogaus pažadinti, ar kas, kaip tas darbas gali vykti pas tave kabinete. Ir po to su žmogumi jau kai išėjo. Kad užmiega yra retas dalykas, dėl to, kad vien nebent darau tą atsipalaidavimo procedūrą, kur yra lengva, lėta, dėl to, kad kai ateina žmogus pas mane, aš visuomet žvelgdama į jo bioenergetinį lauką, kokią energiją nuo jo jaučiu, ar jisai yra tokioj žemesnėje energijos lygyje, žemesnėme energijos lygyje, ar jisai yra tokioj gynybiniai būsenoj, tokioj agresijos būsenoj. Ir nuo to aš pritaikau savo masažo technikas. Tai pavyzdžiui, kai jaučiu, kad žmogus atėjo į tą gydomą, į gilų masažą, giluminių audinių, bet matau, kad tiesiog, jeigu aš dabar įlysiu į jo tas spazmus, į tampinės vietas, aš tiesiog, jį damušiu iki galo. Todėl aš taikau lengvesnį būdą ir galbūt aš jam atliksiu ne masažą, o reiki praktiką. Arba atpalaiduosiu per atpalaidavimo technikas lengvas, švelnes ir lėtas. Tai vat per šitas procedūras žmogus tikrai užmiega ir sako, išlėkiau į stratosferą, sako, nežinau, kaip dabar grįžta. Bet vėlgi, grįžta. Svarbiausia tos būsenos tik tais po to nepamesti. Nes beje, žmogui, kai pagerėja jo savijauta, padidėja jo energetinis balansas, pati ta būsena išauga jeigu jis buvo nuliniam lygmenį, daleiskim, pakyla iki 5. Jam tai yra nebūdinga. Ir jisai, pavyzdžiui,
bando per visus būdus, jisai net nesuvokia, kad jisai tą daro, kad tą energiją vėl išeikvot, kad jam vėl būtų ta nulinė pozicija, ta vat priimtina, nes penketukas jam yra baisiai nepriimtina. Todėl būna žmonės pykstasi, vėl lenda į savo mentalinius pergyvenimus, vėl stresuoja ir vėl grįžta į tą nulinę poziciją. Tai va, tai masažo metu jie tikrai būna užmiega, o tie, kurie gynybos pozicijai, kartais aš juos bandau išmušti per tai, per ką jie ir atėjo, per tą tokią agresyvesnį masažą. Tai vat su agresyviu masažu tai nieks neužmiega. Taip, dėja. Bet užtat po to gerai jaučiasi, nes sako, aš pirmą kartą pajutau atsipalaidavimą. Toks vis, kad tu mano nugaros nuėmė 10 kg. Man toks vis, kad šarvai nukrito nuo nugaros. Va tokie būna atsiliepimai, kada jau tą tokią agresyvą gynybą nuėmė nuo nugaros. Bet pas tave tikrai yra klientų, kurie lankosi pas tave daug ir daug metų. Tai po kurio laiko tie šarvai sumažėja, nes kaip ir sakei, turbūt iš pradžių atsipalaiduoja, bet jeigu jie ten atėjo po to po mėnesio, tai su laiku tie šarvai jau vėl grįžta. Žmogus tokia būtybė, kad kai jam pagerėja, jisai pamiršta, kad reikia savim rūpintis. Ir vėl grįžta po kokių metų ir sako, nu viskas, aš buvau sau davęs žodį, eit pas tave kas mėnesį, nu bet, vat, supranti, aš radau, tai, vat, ten reikalų man reikia, tai ten darbai, tai dar kažką, jisai vėl įsisuka į savo rutiną ir elementariai pamiršta apie savo Taip. poreikius. Bet būna tokių, kurie tikrai vaikšto stabiliai ir jie jau nejaučia tos tokios didelės įtampos arba sako, nu vat per mėnesį aš jau jaučiu, kad mano kūnas tiesiog prašosi, kad vėl būtų išmasažuotas. O kiti tiesiog būna gyvena ir jau ateina, kada jau tiesiog negali paeiti. Mhm. Na, kad kūnas prašo, tai tikrai jis to prašo. Pavyzdžiui, aš kai sportuoju, tai jeigu porą dienų praleisi, tai viskas, kūnas prašo, jis kaip gyva būtybė. Taip, nori, Taip. nori savo maisto. Visi galvoja, kad galva ir kūnas yra du atskiri dalykai. Ne, kūnas irgi turi savo sąmonę ir pilvas yra, sako, mūsų kas ten protas, ne, mūsų smegenys. Tai kad Kūnas yra daug tyresnis dažniau negu mūsų intelektas ir protas. taip, Ir taip. net prieš išsiunčiant žmogui horoskopą, aš rašiau tokią video instrukciją, kaip siūlau klausytis horoskopo ne intelektualiniu būdu, visada prašau pirmą kartą, o būtent atsipalaiduoti ir žiūrėti, į ką kūnas reaguoja. Nes jis parodys tas tikras vietas, su kuriuom dabar pasąmonė pasiruošusi dirbti, kur yra blokas. O jeigu mes sėdim tik galvoje, tai iš tikrųjų čia yra tik ten 2-3% nuo visų mūsų galimybių ir protas tik dirba su tuo, apie ką jis žino. Bet gyvenime yra tiek, ko mes dar nežinom. O Tikrai taip, kūnas tai žino, nes jis susijęs su pasąmonė. taip. Ir iš tikrųjų įtampos vietos, kai, vat, pavyzdžiui, žmogus ateina ir, pavyzdžiui, ten skundžiasi juosmens skausmu, arba ten skauda pečius, arba skauda tarp menčių. Man kaip energopraktikai, kurie žino tos energetinius centrus, iš karto gali žinoti jau ir numatyti, kokiose emocijose ir blokose žmogus sėdi. Tai yra irgi susijęs su mūsų mentalu. Tai kad kūnas visuomet atspindi tą, ką mes mastom. Taip, tai kai žmogus įeina pirmą kartą į tavo kabinetą ir jis jau atsigula pas tave, tu jau jį kažkaip pradedi skenuot, matyt ir daug ką apie jį gali pasakyti. Teisingai suprantam? Tikrai taip. Pradžia yra dar tik žmogui įėjus į laukiamąjį. Kai aš jau pamatau, jau yra pirma pažintis ir per pirmas sekundės jau, kaip mes sakom, visą laiką pamatom žmogų ir jau žinom, kas bus ir kaip bus. O aš paminėjau dar, kad mes pakalbėsime apie Marso planetą. Ir Marsas tai būtent raumenis, tonusas, veiksmumas, toksai, na, apie apsauginės reakcijas mes irgi pakalbėjom, bet tai yra kario archetipas. Ar darai tokius kaip ir sportinius masažus, kurie, jeigu žmogus vat, dirba, daug sportuoja ir jo raumenys yra, na, tokie jau pakankamai stiprus, kaip jam masažas gali padėti šioje? Tai masažas sportininkam iš viso yra būtinas dalykas.
Sportininkas jisai turi masažuotis stabiliai, dėl to, kad jisai didelę apkrovą daro savo raumenims, raiščiams. Ir vienintelis, ką aš esu pastebėjusi vėlgi iš tų sportininkų, kur man kelia juoką, visi sportininkai yra pasinešę ant rezultatų. Ir kartais jie tiesiog nesaugo savęs, jie kelia kuo daugiau, toks konkurencija, nežinau su kuo, pačiam su savim ar su aplinkinė pasauliu, aš nežinau, su kuo jie konkuruoja, bet jie visą laiką nori labai aukštų rezultatų. O kūnas kartais būna tiesiog įžiūri į jį, jisai nesutvertas tam. Mhm. Ir vieni ateina su ta apkrova, su kuria jie ten, nu, pavyzdžiui, du žmonės vienodai daro. Viena konstitucija yra nesutverta, va tokiam būtent sportui, o kitam sutverta. Nu, du skirtingi žmonės. Ir vienas naudoja tą patį krūvį ir atrodo tikrai neblogai, o kitas būna ir plyšimai raumenų, ir kažkokios traumos, ir pastovus skausmai, nu, žodžiu, problemose. Ir kada atmasažuoji žmogų, kuris, pavyzdžiui, visuomet yra problemose, ir pasakai, kad nekelk šiandien nieko, rytoj irgi gali nesportuoti, o jeigu sportuosi, tai, nu, truputėlį tokiam saugesniam režime. Raš man po 2 dienų, sako, žinai, ką Jurgita, aš kėliau, daleiskim, 110 kg štangą, o po tavo masažo aš kėliau dabar 115. O viešpatie, sakau, taigi sakiau, kad taip nedaryt. Bet tai tu įsivaizduoji, kaip man gerai. Čia Marsas taip jos įtakoja. Nu taip, kaip Marsas atsako už raumenų masę ir Marsas tai yra karys, tai yra Karys. karys, bet paskui ką Marsas yra stiprus, pavyzdžiui, horoskope ir tada ta raumenų masė auga pakankamai greitai ir be, vat, kaip tu sakai, net ir nenaudojant labai daug tų cheminių visokiausių papildų ir taip toliau. O kai kas turi, pavyzdžiui, Marsą Vėžio ženklę, kur jis yra silpniausias ir kritis, tie žmonės turi labai silpną raumenų masę ir net jeigu jie sportuoja, nors jiems tai yra būtina, nu ne tai, kad jiems reikia auginti raumenų masę ne tam, kad būtų didelė, bet tada jiems bus lengviau valdyti savo agresiją, nes Marsas Vėžio ženklė tai yra susierzinimas, tai nepasitenkinimas, dažnai agresija, net tokiuose būtiniuose klausimuose. Ir kada jie sustiprina savo raumenis, net ir dirbant tiesiog su savo svoriu, nes jiems sunkiau yra išauginti tą masę, vat, nu, kad dėl grožio, bet sustiprina, jie gali lengviau valdyti save. Taigi, vat, taip irgi yra surišta. Vedastrologija parodo tokius subtilius ryšius. Taigi Nu, šiaip iš kažkas tikrųjų nėra. įdomu. Taip, kažkas nėra karys, bet jis nori atrodyti kaip karys ir jam reikia dėl to įdėti labai daug pastangų, o kažkas yra, kaip tu ir sakei, jis gimtas su ta konstitucija kario ir jam tiesiog, net kai kuriegi turi tokią taip kūno sandarą, kad jie nesportuoja, bet atrodo, kad jie tokie Taip. sportiški, taip, nes jie turi Marsą, nu, tam tikroje pozicijoje. Mm. Iš tikrųjų galvoju taip, kad kaip įdomu, kada tu pats nesugebi savęs suprasti, vat tokiem vat būtent punktams, ne, vat apie ką mes dabar kalbam, kaip smagu iš tikrųjų susižinot savo vat astrologinę vat kortą, ne, kad žinotum, kokie tavo polinkiai, į ką tu esi labiau orientuotas ir taip toliau, ne, iš tikrųjų pažinti save yra per va šitą sistemą tavo tikrai įdomu. Taip, tikrai duoda labai daug atsakymų ir dažnai, kai aš vat, klientams sakau, kai jūs klausotės horoskopo, neturi būti, kad kažkas, man čia apie mane pasakė, nežinau. Dažniausiai tai turi būti vat, viduje tas atsakymas. Taip, aš tai ir žinojau ir dabar leidžiu būti savo savimi. Nu, dažniausiai taip ir įvyksta, nes mes, vat, kaip tu ir sakei, prisižiūrim kažkokiu ten instagraminių paveiksliukų ir bandom iš save išspausti kažką, kas su mumis visiškai nerezonuoja, bet kai mes leidžiam būti savo savimi, o taip mes dabar gyvenam, kad mums reikia patvirtinimo iš šono, taip mes praradom tą ryšį su savimi, nors kiekvienas iš mūsų gimė su tuo ryšiu ir su visais atsakymais apie tai, kas aš esu, koks mano kelias, bet mūsų matrica tokia, kad mus mokina, kad tenai knygose kažkur parašyta, mokykloje tau papasakos, bet realybė yra kitokia. Nu jo, ir aš manau, kad vis tiek dėl ko kelia pas mus ir vat, įtampas pas žmonės, dėl to, kad
mes visą laiką siekiam kažkokių tais idealų, susikurtų idealų, kur galbūt mums visai netinka, bet mes norim turėti įvaizdį visuomeniai ir atrodyti kaip visi ir, žodžiu, daryti kažką daugiau negu ne tai, kad sugebam, bet va šiuo metu galim, ne, ir norim kažko dar siekti daugiau, 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 nėra to pasitenkinimo pojūčio ir va tas irgi labai kelia įtampas ir norim atrodyti geresni, negu mes iš tikrųjų esam. Būti savim ir parodyti pasauliui, koks tu esi, nu čia, žinok, iš tikrųjų reikia, kaip sakau, vyriškumo. Taip, ir mūsų laikais reikia drąsos, bet vedose parašyta, kad geriau savo pareigas vykdyti blogai, negu kito pareigos vykdyti labai gerai. Tai Todėl va būtent. Ir kai šitą suprasim, mes gyvensim tikrai mažesnėje įtampoje dėl to, kad mūsų nervinė sistema gyvens harmonijai su mumis. taip, ir pirmas iš punktų turbūt atjungti socialinius tinklus arba visų ten, kur būtent tau bando primesti daryti įtaigą, taip, koks tu turi būti, kaip ten, arba va, tas stebėjimas, kitų žmonių gyvenimo stebėjimas blogerio, kaip aš dirbu dar kaip ir ne tik kaip astrologė, bet astropsichologė, taip galim pavadinti konsultacijas, vedu, tai sukelia labai didžiulį stresą žmonėms. Jie prisižiūri. Tikrai taip. Taip, ir po to, nu, apie ką mes ir kalbėjom. Tai vienas iš punktų yra nustoti tai daryti ir pradėti pažinti save visais įmanomais būdais. Ir Ir nebijot klyst. Nebijot klyst. nebijot, nes šitas gyvenimas yra tiesiog žaidimas. O, taip. Ir tada aš paminėjau, kad pakalbėsime per Saturno prizmę. Saturnas astrologijoje yra pagrindinis karminis mokytojas, tai tokia griežta planeta ir mes jau pakalbėjom taip apie tą kontrolę, bet taip pat Saturnas yra ir apie pareigingumą, darbštumą ir valią. Todėl norėčiau paklausti, bet kartais Saturnas yra ir apie tai, kad žmogus negirdi savęs. Jis ateina jau, kada visa sistema griuvo, taip, kada jis serga, kada viskas skauda. Ir bendraujant su tokiais žmonėmis, ką tu matai, kodėl jie taip ilgai tempia, jie nejaučia savęs, jie neleidžia savo, ar kas vyksta. Apskritai, nuo seno nebuvo mados eiti pas masažo specialistus, pas kineziterapeutus mankštintis, kada tau kažką skauda. Nu, mūsų seneliai, proseneliai, tie patys tėvai tikrai neįskiepijo mums šito, dėl to, kad nebuvo mados, galbūt to tokio suvokimo, kad galima per masažą, per mankštą, kuri skirta tavo raumenynui, susimažinti skausmą. Aš atsimenu netgi, kada mama mano buvo nuėjusi pas gydytoją, kai buvo ten 35 metai ir dabar girdžiu iš savo pacientų, kai jie nueina pas gydytojus dėl kažkokių tais skausmų nugaroje. Ir gydytojai dažnai patys netgi, tai aišku, vyresnio sukirpimo žmonės pasako, tai pasižiūrėkit į pasą, jau kiek jums metų, o dar žmogui daleiskim 35, 40, koks amžius. Tiesiog tai nebuvo įdiegta. Dabar jau šita mada eina tikrai, aš nesakyčiau netgi mada, čia jau įprotis ir poreikis eiti masažą ir spręsti problemą būtent masažo būdu. Bet dauguma žmonių yra antiek įvažiavę į savo vėžes, to tokio darbo nuo ryto iki vakaro, kad jie nejaučia savęs. Net būna, kad prisilieti prie kūno, kur yra labai didelė įtampa, aš pagal pojūtį prisilietimo turiu suvokti, suprasti, kad jam turėtų jau skaudėti. Jis sako, mano oda kaip apmirus. Aš sako, aš nejaučiu, kad tu prie manęs lietiesi. Jie tiesiog yra antiek užsidirbę, kad neuroninės jungtis jos tiesiog jau, sakau, sugriuvo. Ir reikia laiko, kad jas atstatyti, kad žmogų prijaukinti, kad nereikia antiek užsibūti, kad jau po to tiesiog eini autopilotu ir gyveni autopilotu.
Mhm. Tai va, tokie žmonės, kurie jau yra tokioje būsenoje, kad net nejaučia prisilietimo, tai jie jaučia kažką po pirmo masažo. Po pirmo Kažkokį. masažo jie jaučia lengvumą, Mhm. bet skausmingiausias jiems būna antras. Nes po pirmo jau nueina ta tokia gynybinė pozicija, jau suminkštėja viršutinis audinių sluoksnis ir tada aš jau galiu į gilesnius audinius skverbtis. Tai vis laik sako, nu šiandien tu turbūt daug stipriau darai negu praeitą kartą, nes sako, nu man taip žiauriai skauda, o aš asmeniškai darau lengvesnį masažą antrą kartą negu pirmą kartą, bet vad žmogaus pojūtis iš karto kitoks yra. Čia sakau, jau tiesiog užsibuvot, antiek nemylit savęs, čia yra iš tikrųjų nemeilė savo, vat įvardinčiau vienu dalyku, nemylės savęs, čia vat ateit su tokia būsena. Mhm. Ir kaip jauti mūsų visuomenėje daug žmonių, ne kaip jauti, o kaip matai iš tikrųjų, kokia reali situacija. Iš Kas tikrųjų liečia daug tokių naujus žmonių. klientus, pavyzdžiui, kurie ateina. Daug tokių žmonių. Aišku, yra žmonės atėję dėl to, kad galbūt jie vaikščiojo, bet nerado savo meistro, kuris būtent Mhm. būtų juos atpalaiduot. Kiti sakydavo, kad man tiesiog gaila finansų. Eit Mhm. ir leisti ant savęs pinigus. Geriau nusipirks ten kažką, kažkur kažką, bet tik tai ne į masažą, ne į duoklę savo kūnui. Treti sakydavo, ai, neturiu laiko. Ir žodžiu, tikrai yra nemažai tokių žmonių, kai aš girdžiu va, tokius pasiteisinimus, dėl ko jie va, jau iki tokios būsenos save davedė. Mhm. Tai iš tikrųjų, kaip ir masažistė, tu turi dar ir skleisti taip tas žinias apie tai, kad masažas tai ne tik prabanga, bet kaip ir būtinybė, taip, sakysim, taip, edukuoti visuomenę šiuo klausimu. Šiaip masažas, kaip pats iš savęs, jeigu žiūrint judamojo aparato problemas ir raumeninius tos dalykus, yra antraeilis dalykas. Pirmaeilis vis tiek yra mankšta. Mhm. Žmogus turi gyventi judesyje. Ir kuo jisai, bet ne tame darbe, kur vat, pastoviai darai tuos pačius besikartojančius judesius, bet daryti mankštas. Mhm. Būti griname ore daugiau, kontakte su gamta. Ir pavyzdžiui, žmonės, kurie namie turi kažkokius tais vuolus, kur gali pasivolioti, kamoliukus, kur gali save išminkštinti, jie retina vizitą pas mane. Mhm. Bet jeigu nieko iš vis nebedarant, tai jo, Tai tu masažas tampa būtinybė. savo klientus apmokė taip, kaip pasirūpinti savo kūnu tarp masažų. Jo, aš kažkokius duodu patarimus ir namų darbus, bet kas liečia kineziterapiją, kaip po kineziterapiją, mankštą aš siunčiu pas savo kolegas, dėl to, kad aš kineziterapeutė, bet aš 22 metus esu masažuotoja. Gerai, galbūt tu turi kažkokių tokių, na, įdomių atvejų iš savo praktikos arba kažkokių savo tokių asmeninių teorijų, tu kažką paminėjai, kad gali pasidalinti apie masažą ženklus, kaip tu ten zodiako ženklus, gal trumpai gali papasakoti. Kartais, kai man būna jau liūdna, o man kartais būna liūdna, bet labai retai, bet būna, aš tiesiog pradedu ne tai, kad verčiu save pajausti žmogų dar giliau, negu aš jį matau. Man tada pasidaro labai įdomu tapatinti jo kūną su jo, pavyzdžiui, zodiako ženklu. Ir, pavyzdžiui, kada žmogus ateina toksai stambokas, tvirto sudėjimo, stambių tvirtų raumenų, e, trumpu kaklu, kažkodėl tais nežinau, aš jau tai pastebėjau irgi. Aš veidotyros nesimokinau, galiu iš karto pasakyti, tiesiog tai yra mano pojūtis kaip po gilesnis. E, pradeda kalbėti ir jauti, kad žmogus labai kategoriškas. Aš visuomet užduodu klausimą, sakau, visai ne apie masažą dabar jūsų paklausiu. Sakau, koks jūsų zodiako ženklas? Ten, daleiskim, paklausiu, ožiaragis, jeigu aš jaučiu, kad tikrai jisai gali būti ožiaragis.
Sakau, arba mergelė, arba ten, kas ten dar, jautis iš tų žemiškų ženklų. Ir sako, nu, kaip pavyzdys, sako, būna, aš tikrai atspėju. Jis sako, taip, aš jautis, sako, kur ant nugaros parašyta. Sako, neparašyta, tiesiog iš pojūčio. Sako, kaip jūs čia galėt nuspręsti? Nu, va, tiesiog aš būnu savo lavinu pojūčius ant žmogaus labiau. Arba, pavyzdžiui, ateina visiškai toksai beraumeninis žmogus. Kaulai prailginti, atrodo toksai visas kaip nendrė vinguriuojantis. Ir tu supranti, kad tai yra, gali būti arba oro, arba vandens ženklas, ne? Mhm. Dažniausiai tai būna vandens, jie labai jautrus būna žmonės. Ir pavyzdžiui, kai tikrai atsigula ant stalo, tie jautrus žmonės, pas kurios turbūt yra, čia tau galbūt geriau žinot, mėnulis labiau išreikštas. Ir pavyzdžiui, kai jis yra galbūt disbalansė, aš nežinau, gal tu irgi šitą man pasakysi, nes man tiesiog irgi įdomu, jie būna su padidintu prakaitavimu. Ta prasme, kad būna net guli ir bėga nuo jų vanduo. Tai čia kas tame? Čia dėl to, kad mėnulis, ar dėl to, kad jie Nu, mes vandens ženklai? taip vienareikšmiškai neatsakysim, nes vandens stichija reiškia jo horoskope už vandens stichiją atsako taip ir mėnulis, bet ir yra ženklai, kurie priklauso vandens Mm. stichijai. Taip, ir jie gali būti neharmoningoje padėtyje. Tai kas turi, na, jeigu taip jau nesigilinti į astrologiją labai taip giliai profesionaliai, bet galima paimti mėnulį. Taip, jeigu jis neharmoningas, tai žmogus gali tai stebėti savo gyvenime per tai, kad atsiranda problemas su skysčiais ir nesvarbu, ar organizme, taip, tai limfos tekėjimas, taip, ten užlaikymas, arba net žmogus gali tiesiog kas kartą imti gertuvę einant į lauką, taip, ir iš tos gertuvės vanduo visą laiką išsipila. Arba jau namuose, jeigu jis labai neharmoningas, tai gali turėti ir labai didelių problemų nuo vandens, taip ten kažkas įvyksta. Tai mes pagal tai galim spręsti, kokia situacija pas mus su vandens stichija. Kas va, tas Marsas, ugnies, taip, stichija, tai ir užkrauja, atsako. Tai jeigu žmogus gamina valgyti ir nuolatos supjausta savo pirštą, taip, arba eina įsimuša kažkur mėlynės, arba ten gaisrai, lemputės perdega, jo ugnies energija yra neharmoninga. Tai taip, Mm. viskas apie viską mums pasako, viskas tai pasaulyje yra surišta ir tikrai mes ir apie save, ir apie kitą galim daug kas sužinoti, yra tos sistemos, taip ir iš veido, ir iš kūno sandaros. Ir vat apie kaklą tu pasakei, tai dažniausiai jaučiai turi, juos galima atpažinti būtent per kaklą, tai yra storas ir trumpas. Tai būtent A, jaučių požymis. ir jie labai konservatyvūs, tie žmonės, pavyzdžiui, Taip. kad ir ant stalo guli, jie sako, ištrauk man kaklą. Mhm. Ir aš atsimenu, vienas mokytojas, neatsimenu kuris per mokymus, bet irgi jisai ir psichologas, visą laiką sakydavo, tie žmonės, kurie tenais ateina su trumpu, nesisukančiu kaklu ir sako, ką man daryti, sako, pas mane viskas susirakinę, sako, o tas mokytojas ir sako, koks charakteris, toks ir kaklas. Dažniausiai tai Taip. žmonės nelankstus, konservatyvus, bet vėlgi tai yra jie. Bet kažkur tas konservatyvumas yra labai ir Jiems labai neša. Taip, reikalingas. Tai va, tai taip, jeigu tu toksai konservatyvus eini į sferą ar darai verslą, ten, kur yra naujausios technologijos taip. ir nuolatiniai pokyčiai, tai būsi visą laiką strese. O jeigu tu pasirinki tą vietą, kur tas konservatyvumas yra pagrindas, kai aš dirbau personalo vadovė ir tai buvo archyvo veikla čia Lietuvoje juridiniams asmenims. Ir va tokie konservatyvus žmonės archyve yra labai reikalingi, nes pati ta veikla susijusi su tuo. Ir kai atrinkinėjau, žmonės žiūrėjo jų horoskopus, kad jie atitiktų savo darbo vietą. Tai svarbiausia pažinti save, savo kūno signalus, taip, savo psichikos signalus ir tada gyvenimas neatrodys toksai nebeaiškus, taip, ir Taip, nenuspėjimas. taip, tikrai taip. Jurgita, dėkoju tave už pokalbį. Buvo labai Buvo įdomu malonu. pakalbėti. Mes galėsim palikti apačioje nuorodą, taip, į tavo socialinius tinklus ir kaip pas tave užsiregistruoti masažui, man pačiai reikia, tai ir padarysiu. Ačiū Dėkoju. tau, kad pakalbinai ir gražios visiems dienos. Gyvenkit savo patį laimingiausią gyvenimą. Ačiū. Iki.